gaminti riešutų ir sėklų sūrius. Koks yra procesas? Naudojam tiesiog įvairias sėklas, riešutus ir mes galime pasidaryti įvairius sėklų arba riešutų sūrius. Vienas būdas yra sėklas sumaišyti su raugintais kopūstais ir galite iš karto valgyti kaip užtepus, galite dėti įvairius prieskonius, jeigu mėgstate itališką skonį, dedate itališkus žolelės, tai būtų bazilikas, mairūnas, raudonėlis. Norite indiško skonio, įdedate kario, kumino, kalendros, ciberžolės dėl spalvos, kad būtų gražesnė geltona spalva. Jeigu norime lietuviško skonio, įdėsime kmynus, šiek tiek česnako, juodų pipirų ir gausite mūsų įprastą skonį. Šiandien mes gaminsime du sūrius. Vienas yra Viktoro Kulvinsko sūris, apie tai pakalbėsim vėliau, o dabar gaminsime anakardžių saulėgrąžų sūrį su raugintais kopūstų sultimis, kadangi raugintų kopūstų sultis turi daug gerųjų bakterijų, fermentų ir kurios tiesiog suteikia fermentaciją mūsų sūriui. Tai irgi vėlgi nauda, mes ieškom visur kame, kad kuo daugiau papildyti savo organizmą gyvaisiais fermentais. Dėsime šiek tiek citrinos, druskytės, kad būtų toks pikantiškesnis skonis, įdėsime saulėje džiovintų pomidorų, itališkų prieskonių ir pasirinkau tokį, aišku, tai nebūtina dėti, jeigu jūs neturite ar nemėgstate, rūkytos paprikos. Jos dedame labai nedaug, tačiau suteikia labai tokio netikėto skonio, pikantiško skonio. Tai yra užtepas sūris, tai iš tikrųjų su tokiu užkandžiu nustebinsit save ir draugus. Dedame panašiai pusę stiklinės saulėgrąžų ir daugiau nei pusę stiklinės anakardžių. Pilame panašiai pusę stiklinės, galbūt mažiau raugintų kopūstų sultis. Tada citrinos sulčių, pusę citrinos sulčių. Dedame pusę arbatinio šaukštelio Himalajų druskos. Dėsime 5 skilteles saulėje džiovintų pomidorų, kadangi šį kartą sieksiu išgauti itališko būtent skonio. Dėsime pusę arbatinio šaukštelio itališkų prieskonių, žolelių prieskonio ir pusę arbatinio šaukštelio rūkytos paprikos. 100 ml karšto vandens ir malame. Vandenuko reikia šiek tiek daugiau. Panašiai tada padidinsim kiekį stiklinę vandens. Sumalim. Supilame į pasirinktą formitę. Galima ir mažiau pilti vandenuko. Tada gausite tirštesnę masę, bet pakankamai netiršta, jinai sukietės. Susiformuos pagal į formą įpiltą konsistenciją. Galite užberti žolelių. Šaldytuve galite laikyti iki 4-5 dienų. Ir naudoti kaip užtepo, kaip sūrį. Iš tikro, fermentacija prasidės už paros. Taigi, tai nauda mūsų organizmui, žarnynui yra tikrai labai gera. Labai skanam.